Sveiki, aš esu Martynas iš įmonės Rubisolis. Šiandien noriu Jums pristatyti, kaip išmaniosios technologijos ir modernūs sprendimai gali būti pritaikyti ne tik namams, bet ir butams. Todėl kviečiu užeiti. Šiame bute įrengėme grindų šildymą po plytelėmis ir po laminatu. Pagrindinė šildymo sistema yra radiatoriai, o grindinis šildymas yra skirtas tik šiltų grindų efektui palaikyti. Naudodami išmanius FeelSpot termostatus, šildymo laiką galima reguliuoti pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį. Pavyzdžiui, šiuo atveju grindys yra šildomos tik ryte ir vakare. Taip gauname komfortą, ypač mažomis sąnaudomis. O kaip toks elektrinis grindų šildymas atrodo iš finansinės pusės? Šiuo atveju mes turime B klasės pastatą, 52 kvadratinių metrų butą, kuriame yra palaikoma 23 laipsnių grindų temperatūra. Per mėnesį yra sunaudojama maždaug apie 160 kW elektros energijos, kas per mėnesį yra lygu apie 35 eurams. Tai yra išties puikus pavyzdys, kaip išmanus šildymo valdymas gali sukurti didelį komfortą, ypač mažomis sąnaudomis. Kalbant apie gyvenamą būstą, oro kokybė yra ypač svarbus aspektas, jeigu norime jaustis gerai ir komfortiškai. Šiame bute abiejuose kambariuose yra štai šios FeelSpot meteorologinės stotelės, kurių pagalba mes matuojame drėgmės ir CO2 lygį patalpose. Vonioje ir spintose yra sumontuoti štai tokie maži drėgmės jutikliai, kurių pagalba mes galime sekti drėgmę būtent tose vietose. Abiejų šių prietaisų rodiklius galima sekti savo mobiliajame telefone. Ir ką tai gyventojui duoda? Pavyzdžiui, jeigu ši stotelė rodo didesnį CO2 lygį kambariuose, gyventojui yra aišku, kad jam reikia įjungti mini rekuperatorių patalpų vėdinimui. Pereikime prie dar vieno sprendimo, tai yra FeelSpot sensoriniai jungikliai. Šiuolaikinis minimalizmas tai yra ne tik estetika, bet ir praktiškumas. Šie sensoriniai jungikliai yra pagaminti iš grūdinto stiklo, jie yra patvarūs, nesibraižo ir išlaiko ypač modernę išvaizdą net po daugelio metų. Šiame bute įrengėme skirtingo tipo FeelSpot sensorinius jungiklius. Tai yra vienpoliai, dvipoliai, perjungiai. Taip pat miegamajame turime ir kryžminį jungiklį, kuomet vieną ir tą patį šviestuvą galime valdyti iš 3 vietų. Taip pat šie jungikliai turi 2 didelius privalumus. Pirmas, tai jų tarnavimo resursas siekia apie 100 000 paspaudimų, bei visi šie jungikliai yra Wi-Fi tipo. Tai reiškia, kad visą savo namų apšvietimą galėsit valdyti absoliučiai nuotoliniu būdu. Taip pat čia turime tos pačios linijos FeelSpot kištukinius lizdus su USB jungtimis ir su Wi-Fi funkcija. Apibendrinant, tikriausiai pats geriausias dalykas yra tai, kad visas šias sistemas, tai yra grindinį šildymą, sensorinius jungiklius, oro kokybės stebėjimą, galima atlikti nuotoliniu būdu per vienintelę programėlę. Tai yra Tuja arba Smart Life. Tikiu, kad įrodžiau, jog išmanūs sprendimai gali būti pilnai pritaikyti ne tik namams, bet ir butams. Todėl kviečiu atvykti pas mus į mūsų prekybos salonus esančius Vilniuje bei Kaune. Padėsime rasti jums sprendimą, geriausiai atitinkantį jūsų lūkesčius. Ačiū Jums už dėmesį, iki kitų kartų.